Ką? Mes jau filmuojam. Ką? Tikrai? O, atleiskit biški. Šiandien yra mano kas? Gimtadienis. Ai, tiksliai. Šiandien... Mano kūne. Žodžiu, šiandien mano gimtadienis, su jumis LP Stela, kaip dar neprisistačiau. Tikėjau parašyti, ką nors gražiai, tai va. Tai šiandien mano gimtadienis, o aš sirgu ir paskutinę dieną į mokyklą ir aš toks genijus, kad aš susirgau prieš paskutinę dieną į mokyklą. Vakar nuėjau pas seselę, man sakė, kad eik namo, pasirodė pas daktaras, taip toliau, garbaistis, Nu, ir žinot, kas buvo? Aš apsidžiaugiau, bet kaip prisiminiau, kad mano rytoj gimtadienis, skaičiuoju dieną, skaičiuoju, ir kai paskui pamiršti, kad skaičiuoji, ir paskui prisimeni, kad mano gimtadienis, tada jau volia. Nu, va, tada aš ir susirgau, taip. Taip ir tokia mano gyvenimo istorija. Taip. Kaip aš taip sugebu. O kas čia? Su gimtadieniu! Ačiū. Bet dabar aš, žinot, filmuoju ir norėjau pasakyti ačiū už 5 laikus. Galėjo būti ir daugiau, bet nesvarbu, kaip prisižadėjau, taip ir padarysiu. Sorry, kad nekėliau dar tų serijų. Aš labai mąsčiau, apie ką galiu tą pasaulio pabaigą. Ta pasaulio pabaiga gal bus biškai kitokia. Biškai norėčiau pavadinimą pakeisti, bet neleidžia man pavadinimą pakeisti. Tai va. Tai bus pasaulio pabaiga. Kaip bus, taip ir bus. Bus iš viso 10 serijų. Žinau, kad jau mažai, bet aš jau sugalvojau kitą serialą, 2 seseris, ir norėjau jį pradėti, bet ne. Reikia tą pasaulio pabaigą pradėti. Taigi, čia buvo tik truputis pranešimas. Ir žinokit, Monster High nebekeliu. Sapnas kažkoks. Aš turbūt netgi ištrinsiu. Nes aš nebelabai žaidžiu su to monstram. Šūdas tas monstras. Tik aš norėjau numaut batą ir iškart sulūžo koja. What the fuck? Tai va. Taigi čia buvo trumputis pranešimas. Tikiuosi, kad jums patiko. Ir einu švęsti savo gimtadienio. Kur mano dovanas?